Sveiki visi, basketinių žurnalistas ir GAU3 Sport komentatorius Jonas Lekšas grįžta po trumpos pertraukėlės ir vėl šį kartą kalbėsiu apie futbolą, sakysit, kaip aš čia vėl apie tą futbolą, krepšinio žmogus, bet žinokit, tiesiog nuoširdžiai negaliu, pastarąsias 2 savaitės nenulipau nuo televizoriaus. Futbolo čempionatai vasaromis yra kažkas tokio, esu didelis futbolo mylėtojas, tikrai ne ekspertas. Ir šiandien pateiksiu savo prognozes iki pat galo, paspėliosiu, kaip susidėlios visas atkrintamųjų medis Europos futbolo čempionate, per daug nekritikuokite, viską pažiūrėkite su šypsena, bet aš pabandysiu pataikyti kuo daugiau, kadangi grupė etape visai neblogai sekėsi. Tai pradedu nuo aštuntfinalio kovų ir pirmasis aštuntfinalis Šveicarija prieš Italiją. Europos čempionai šiame čempionate kol kas dar neparodė savo potencialo, atrodo, kad šiek tiek ir tas kartų kaitos yra įtako. Šveicarai atvirkščiai, kažkiek stebina, nors atrodo tai yra nueinanti rinktinė, bet seniai veteranai atrodo puikiai, sužaidė nuostabias rungtynes su vokiečiais, bet manau, kad vis tiek italų meistriškumas yra didesnis ir italai eis toliau. Ta patį vakarą šeimininkai vokiečiai žais su danais, kur irgi laukia rimta kova. Vokietija labai solidžiai pradėjo čempionatą, prieš šveicarus tos rungtynės nebuvo labai pasisekusios tuo metu. Danai irgi neblogai pasirodė grupė etape, bet manau, kad čia vokiečių meistriškumas yra žymiai didesnis, jie yra šeimininkai, jie tikrai eis toliau. Važiuojam toliau, aštuntfinalis Anglija prieš Slovakiją, kad ir kaip būtų sunku anglų žaidimą stebėti, jiems labai pasisekė su atkrintamųjų medžiu, jie yra silpnesnėje pusėje, ten jiems varžovų tikrai daug nėra, labai palankus tvarkaraštis ir anglams dėl to pasisekė. Sveikinimai jų fanams, prieš Slovakus jie tikrai laimės net ir su savo nuobodžiu žaidimu ir pateks į ketvirtfinalį. Kitas aštuntfinalis Ispanija, Sakartvelas, tiek vieni, tiek kiti yra savotiškos staigmenos. Ispanai iš tos pusės, kad prieš čempionatą jie buvo priskiriami prie favoritų, tačiau buvo už tų pagrindinių rinktinių nugarų. Dabar Ispanai pagal grupėje žaidimą man yra numeris 1, jaunimas juda nuostabiai ir tikrai smagu juos žiūrėti, net ir norisi palaikyti. Tuo metu Sakartvelas debiutavo Europos pirmenybėse, niekas iš jų nieko nesitikėjo, bet Sakartvelas yra atkrintamosiose ir atkrintamosiose jie yra įspūdingų stiliumi. Paskutinėme grupės mače įveikia Portugalus, bet čia aiškus yra skirtumas lygių. Manau, kad bus atviras futbolas ir ispanai tikrai išnaudos daug progų, Sakartvelo pasaka turėtų baigtis. Kitas aštuntfinalis, čia jau sunkiasvorių pusė. Prancūzija, Belgija, tiek vieni, tiek kiti nenorėjo susitikti tikrai aštuntfinalyje, bet prancūzai gali kaltinti tik patys save, kad nesugebėjo įveikti lenkų paskutinėje kovoje. Tuo metu belgai buksavo grupėje ir irgi matėme, ten buvo ir karšti pokalbiai viduje, Kevinas De Bruyne bandė suburti komandą, bet Romelu Lukaku super nesisekė grupio etape, 3 jo įvarčiai nebuvo įskaityti. Ir tikrai aštuntfinalyje manau, kad favoritas yra prancūzas, nors ir nežaidžia labai gražaus, dominuojančio futbolo, bet manau, kad savo progas turės išnaudoti Kylianas Mbappé, kuris atsidarė galiausiai Europos čempionatuose, tad prognozuoju pergalę prancūzams, nors tai nebus lengva. Dar vienas aštuntfinalis Portugalija, Slovenija. Portugalų žaidimas irgi kažkiek kol kas nuvilė čempionate, Cristiano Ronaldo vis dar be įvarčio, bet turės gerą progą atsidaryti atkrintamosiose. Matome, kad čia rinktiniai gauna žaisti labai daug laiko, komandos draugai jo ieško priekyje, jisai pats daug nebūna su kamuoliu. Ir manau, kad irgi čia lygių skirtumas labai aiškus, slovenai žais gynybinį futbolą, bet manau, kad vieną progą, jeigu Portugalams pavyktų išnaudoti pirmajame kėlinyje, tada galėtų atsidaryti tas tinklas, Portugalai žygiuoja toliau. Na ir paskutiniai 2 aštuntfinaliai, paskutinė aštuntfinalių diena, Rumunija prieš Nyderlandus. Nyderlandai liko 3 grupėje, bet pažiūrėjus, kaip susidėliojo atkrintamųjų medis, turbūt yra patenkinti. Dabar mačas su rumunais, kurie netikėtai savo grupę laimėjo, bet čia yra ta žemoji atkrintamųjų medžio pusė ir manau, kad Nyderlandai neturės daug vargo ir žengs į ketvirtfinalį. Ir paskutinis ketvirtfinalio dalyvis, Austrija prieš Turkiją susitinka aštuntfinalį ir mano prognozija yra labai paprasta. Turkai žaidžia begalvišką futbolą, nežinai, kurią dieną ko iš jų tikėtis, bet Austrija super didelė staigmena, kaip jie atrodė grupė etape. Čia pirmiausia pagirimai Ralfui Ragnikui, super sudėliotas žaidimas, sistema veikianti ir tikrai pelnytai užimta pirmoji vieta grupėje, paliekant už savo nugaros prancūzus ir Nyderlandus, ir tikiu, kad jų pasaka prasitęs ir jie keliaus į ketvirtfinalį.
Aštuntfinalį sudėlioti, toliau neišsiplėsiu labai ketvirtfinalio etape, kadangi tai yra visur potencialios poros neaiškios, bet pagal mano spėjimą Ispanija su Vokietija turėtų susitikti ketvirtfinalį. Čia galima sakyti rungtynės prilygstančios finalui ir šiaip eisiu prieš logiką pagal žaidimą, bent jau kol kas Ispanija atrodo geriau, bet sakyčiau, kad vokiečiai gal netgi ir antroje vietoje pagal grupų pasirodymą, tad sakau, mačas vertas finalo, bet aš einu su šeimininkais, galvoju, kad jų patirtis pamokys ispanų jaunimą ir vokiečiai keliausi pusfinalį. Toliau Portugalija, Prancūzija, dar vienas mačas, rinktinės, apie kurias dauguma kalbėjo prieš čempionatą, kad tai yra favoritė žaisti finale, bet taip susiklostė, minėjau jau dėl prancūzų nesugebėjimo įveikti Lenkų, taip nutiko, kad Portugalija ir Prancūzija yra potencialus ketvirtfinalis ir čia Mbappé prieš Ronaldo, mokinys prieš mokytoją galima įsireikšti prieš ir taip. Mbappé nekart yra minėjęs, kad Ronaldo jo vaikystėje buvo tikras dievukas, dabar Mbappé pereina į Realą, kur Ronaldo turėjo geriausius savo metus, Ronaldo geriausi metai nuėjo, bet simpatizuoju šiam futbolininkui nuo mažų dienų ir negaliu palikti šone simpatijų, kai komandos yra ganėtinai lygios ir tas žaidimas kažko labai neįsiskyrė. Einu su portugalais, tikiu, kad portugalų prasitęs žygis čempionate. Kita medžio pusė ir čia yra Nyderlandai su Austrija, potencialiai pasikartojantis grupių mačas, kuris buvo vienas gražiausių čempionate, ten Austrai laimėjo 3-2 ir taip iškovojo pirmąją vietą, nustumdami Nyderlandus į trečiąją vietą. Manau, kad Nyderlandai bus padarę šiokias tokias išvadas, dabar jau ir Austrus visos komandos žiūri kitaip, bet Nyderlandai mėgsta dominuoti su kamuoliu, bet Austrai labai gerai atrodo yra tam pasiruošę, tą matėme rungtynėse ir su Prancūzija, tad aš galvoju, kad Austrai yra tas tamsusis šio čempionato arkliukas ir eis toliau, taip kaip praėjusiame čempionate Danai nukeliavo iki pusfinalio, taip kad Austrus matau pusfinalį. Na ir ketvirtasis dalyvis pusfinalyje paaiškės po Italijos ir Anglijos susitikimo. Čia praėjusio Europos čempionato finalo pakartojimas ir kažkaip norėtųsi sakyti, kad italai eitų toliau, nesu didelis anglų gerbėjas, bet anglai tą pragmatišką futbolą demonstruoja, įvarčių daug nepraleidžia ir aš galvoju, kad daugiau ar mažiau jie tą vieną ar antrą progą susikurs ir sugebės ją išnaudoti. Daug problemų visi apie jas kalba, bet sakau, man atrodo, kad anglai šį kartą sugebės atsirevanšuoti, juolab, kad ir italai, kaip jau sakiau, tikrai nėra perlas šiame čempionate, taip kad Anglija paskutinis pusfinalio dalyvis. O ką, pusfinalis, artėjame prie deserto, nors ketvirtfinalė tikrai matėte ferverkai, kažkiek ir neteisinga, kad taip susidėlioja atkrintamųjų medis, bet yra kaip yra ir pusfinalis pagal mane Portugalija prieš Vokietiją. Manau, kad portugalams būtų net kažkiek palankiau žaisti su Ispanija, pastaraisiais metais jie tikrai demonstravo neblogus pasirodymus būtent prieš Ispaniją, panašus žaidimo stilius, tačiau Vokietija yra labiau dominuoti mėgstanti komanda, totalinį futbolą žaidžianti rinktinė, žaidžianti namuose. Galvoju, kad tikrai portugalai kartais ir nukenčia žaisdami puolime su Ronaldo, kuris jau nebespaudžia taip kamulio, kaip jau sakiau, metai geriausi praeitie, žinoma, autoritetas didelis ir tokiuose rungtynėse Ronaldo dar gali tarti savo žodį, kuris gali tapti lemiamu, bet kažkaip logika sako, jeigu vokiečiai praeis ispanus, praeis ir portugalus, taip kad šeimininkus matau finale. Kitame pusfinalyje Anglija, Austrija ir nekartų jau užsiminiau šitame video, kad nesu didelis anglų gerbėjas, atrodo, kad teisybė turėtų triumfuoti kažkuriame etape. Anglas su tokiu žaidimu, kokį demonstravo grupėje, negali vėl eiti iki finalo. Praėjusiame Europos čempionate tikrai tas žaidimas atrodė smagiau, nors pavardės ant popieriaus turbūt Anglijos yra pačios ryškiausios, gal net geriausia rinktinė ant popieriaus, tačiau Southgate'o rinktinė nepalieka didelio įspūdžio, atvirkščiai nei austrų, kurie, sakau, žaidėjai ant popieriaus, jeigu pamatai, kad Davido Alabos nėra šitame čempionate, galėjai pagalvoti, kad austrai gali net išeiti iš grupės, bet tai, kai jie parodė grupėje, mane pakerėjo ir austrai, manau, kad yra pelenė ir keliauja į finalą. Na ką, ir turime finalą, Vokietija prieš Austriją, niekas nebūtų spėję prieš čempionato, tokios poros turbūt ir dabar nelabai kas spėja, bet Ralfas Rangnickas, Vokietijos specialistas, vadovaujantis Austrijos rinktinėje prieš šeimininkų komandą. Čia sakau, čia vokiečiai prieš čempionatą buvo išskiriami kaip pagrindiniai favoritai laimėti pirmenybės tarp kitų, turbūt 3-4 rinktinių, tai nieko kito nesirinksiu kaip tik vokiečius. Manau, kad austrams tikrai, jeigu aš jau ir taip spėju, bet jų kelias yra žymiai paprastesnis iki finalo, bet lygių skirtumai viršutinėje atkrintamųjų medžių lentelėje yra žymiai didesni, tad mano nuomonė, kad šeimininkai vokiečiai susigrąžins savo Europos čempionų titulą ir Toni Kroosas į pensiją išeis su labai aukšta nata.
Nu ką, tokį fokusą padariau 2 savaitėms į priekį, nežinau, kas pasiteisins, daug labai potencialių dalykų, bet futbolas tikrai yra tikras grožis, net sunku kalbėti apie krepšinį, kai jis vyksta, nes ne veltui sporto karalius yra futbolas, žaidimas numeris 1, tad gerų, smagių likusių 2 savaičių, prognozuokite patys ir pasižiūrėsime, kiek aš nusišnekėjau. Iki.